Sveiki, šiandien kalbėsimės apie tai, kada mes dėvime liemenėlę, kaipgi mūsų kūne tas užspaudimas pasireiškia. Nes dažną atvejį mes galime matyti tiesiog raudonas žymes nuo liemenėlės dėvėjimo, dėl ko aš irgi skatinu, kad ją kuo rečiau dėvėti, atsakingiau rinktis liemenėlę. Bet labai smagu yra pakalbėti su žmogumi, kuris praktiškai labai gerai pamato. Aš organizuodama jau 6 metus 30 dienų be liemenėlės reguliariai vis susiduriu su žmonėmis, kurie užsiima masažais ir kurie sako, žinai, o vat kai dėvi liemenėlę, tos vietos net neišsimasažuoja, ten sukietėjimą jaučiasi. Tai labai įdomus, manau, mūsų bus pokalbis iš tokios praktinės pusės, manau, su Neringa. Labas. Sveika, Edita. Tai iš karto gal tada prie temos ir eikime. Kaip tu pastebi tuos dalykus, nes aš ir tave atradau ir nusprendžiau pakalbinti per mano kolegę Danguolę, nes jinai būtent tą dalyką paminėjo, jog tu užfiksuoji, pastebi, kad moteris, kai ateina pas tave, kurios visą laiką dėvi liemenėlę ir greičiausiai neįtin tinkančią jai liemenėlę, ką tu pastebi moters kūno? Apskritai, kada, žinai, ateina moteris ir dažniausiai ne XS dydžio, taip jau galim sakyti, nes aš pati esu ne XS dydžio, ta prasme, ir ateina jos dažniausiai su nugaros skausmu, žinai, sako, man padaryk pečių juostos masažą, va ten tarp menčių, žinai, kažkur ten nugaros, bet tu matai, kad tai yra ne tik tenai problema ir kad ta problema yra gan labai dažnai susijusi su liemenėlių nešiojimu ir netinkamų liemenėlių nešiojimu. Ir nes jeigu taip anatomiškai, aš čia aišku moksliškai nekalbėsiu, mediciniškai, bet anatomiškai mūsų kūnas yra visuma. Teka, ten viskas, visi nervai, žinai, išeina, aš kaip sakau, ten tiek visko daug, ten toks skruzdėlynas yra, paprastas skruzdėlynas kart 4, man atrodo, žinai, yra mūsų visas tas kūnas. Ir kada moterų yra ar krūtinė didesnė, ir kai jos užsideda liemenėlę, aišku, visos nori, žinai, išryškinti savo biustą, ten laikyseną ir panašiai, tie lankeliai po krūtim, jie užspaudžia labai visą mūsų kraujotaką, visą limfą, užsegimas nugaroje, jisai, kadangi yra labai tamprus, tai tada jisai užspausdamas priekį visą, jisai spaudžia ir nugarą. O jeigu mes dar dažniausiai moteris yra sėdinčios prie kompiuterių, dirbančios, vairuojančios, mūsų rankų pozicija yra visą laiką va taip, žinai, taipinam, pelytė, vairuojam, tai mūsų ir visa nugara pasilenkia į priekį, krūtinės raumenys trumpėja ir tas nugaros skausmas yra beprotiškas, kad net man viena moteris visai ne per seniausiai turėjau čia kelių mėnesių laikotarpį, kad sako, aš net be nimezilio aš negaliu gyventi. Tai yra moteris dirbanti ofise, sako, man taip skauda nugarą, kad man sako, net stogą rauna. Ir aišku, ir ką mes pastebim tada yra, tai yra po krūtinė, tai yra netgi susidarę guzai, darinių tiesiog, po liemenėlė, žinai, ir tu matai, kad ten, tiesiog ten niekas neteka, pusiaujo į kūno, žinai, sustoja ir tada ir kaip mes norim, kad mes jaustumėmės gerai, niekaip. Moterims turiu paprasčiausiai tokį patarimą, kaip suprasti, ar viskas yra gerai su ta liemenėlė, ar mano liemenėlė yra tinkama ir ar aš ją teisingai nešioju. Kai mes vakare nuimam liemenėlį ir jeigu po krūtinę jum yra raudonas dryžius ir noriusi tenai pasikasyti, va taip pat tiesiog išsikasyti einant į dušą, tai yra didžiulis ženklas, kad mum liemenėlė yra netinkama. Vėlgi, aš labai mėgstu naudoti klientams vizualinį tokį, vizualą, kaip mes galim įsivaizduoti. Dabar įsivaizduokim, mes užsidedam beprotiškai tamprią kojinę ant kojos, ar ne, pavyzdžiui, kur čia tas ekranas, ar ne, čia sakykim yra koja, ar ne, taip, koja. Ir mes užsidedam kojinę, labai tamprų tą turinti galiuką. Ir po visos dienos darbo mes grįžtam namo, mes nusiaunam batus ir tą kojinę mes nuimam ir čia yra didžiulis rėžis, čia yra raudonas dryžius, čia yra limfa, čia šitoj vietoj, sakykime, yra ar ne prisikaupęs skysčių, čia prisikaupęs skysčių, per dryžių yra tiesiog įduba ir tai mums yra ženklas, kad mes neleidžiam savo kūnui tinkamai funkcionuoti, tinkamai aprūpinti visų
mūsų gyvybiškai svarbių organų, audinių ir viso kito tom, ką turi būti aprūpinta. Tai va, tą tokį vizualą įsijunkim ir tada pamatykim vėlgi, kaip tu ir pati minėjai, ar ne, drūžės ant pečių juostos. Ta prasme, vėlgi, čia yra užspaudžia, tai įsivaizduokit, raumenukai, aš kaip masažuotoja čia papasakosiu, raumenukai jie taigi tvirtinasi vis tiek prie sąnarių, žinai, prie vat, ir kada mes užspaudžiam, kada čia spaudžia, jeigu dar, žinai, kažkokią rankinę, ar ten, jeigu su laptopu, ar dar kažką nešiesi, dar padėdi, žinai, krūvį, ir tiesiog, kai vėlgi nusiimi ir tu matai tą tokį drūžį, tiesiog, vat, nežinau, vat, tą tokį, vat, vizualinį moteris, kad turėtų tą įsivaizdavimą, kokį blogį jos daro. Kai yra netinkama liemenėlė, vėlgi, ar net savo ten šitose įvadiniuose tokiuose, ar ne, arba anuonciniuose tokiuose pranešimuose, sakai, kad moteris turi teisę pasirinkti, niekas nesako, kad be liemenėlės turėtų būti, ar ne, ir ten, aš atsiprašau už tą išsireiškimą, kad ten eiti, žinai, ir tabaluoti, ten trigubo dydžio maikutė kažkokia, ir aš čia visada liemenėlės, einu, žinai, ten ir, pavyzdžiui, pas mane dydis, ar ne, ir aš ten vaikšto visą liuliuodama, ne, aš irgi pasirenku aptemptą maikutę, sportinę liemenėlę ar kito tipo liemenėlę, kad vėlgi tai būtų estetiška, bet mano kūnui nekenktų. Aš renkuosi platesnius, ar ne šitas, kaip čia, šleikutės, bet nešėlės, atsiprašau. Taip, platesnės, žinai, kad būtų ir panašiai. Ir vėl, kad ant stuburo mūsų, ant slankstelių nebūtų spaudimo, ta prasme trinties, nes kada mes uždedam tą liemenėlę, ją užsegam ir ten jinai irgi yra siaura, sakykime, ar ne, netinkamai, tokia biški per mažesnė apimtimi. Tai vėlgi ir ten brūžina ir aš iš karto, ta prasme, pradedant nugaros masažą, visada, kai praeini per stuburą, iš karto šitoj vietoje yra guzai, yra kažkokie sankaupos, yra viskas, ir tada ir kai tą vietą atpalaiduoji, tai sako žmogus, tu žinai, man net kvėpuot lengviau. Ta prasme, jau mes ir taip sėdim pasilenkę, užspaudžiam plaučius, plaučių tūris yra menkesnis, smegenys mažiau aprūpinamos yra deguonim, o dar mes po apačia čia viską užsispaudžiam. Tai tada mūsų smegenys sako, klausykit, aš jau noriu atostogų, jūs jau gal baikit juokus, tai gal duosiu galvos skausmą, kad nueitumėt pagulėti, o jeigu eisit pagulėti, tai gal liemenėlę nusimsit ir išsitiesit, žinai, apie tai, atsiprašau, daug čia įkalbėjau tau. Labai gerai, nes to žmogui reikia to tokio, žinai, gyvo pavyzdžio, ne teoretinio, kad, štai, dėvint liemenėlę, užspaudžiama limfota, ką atrodo žmogus lyg ir išgirsta, bet nieko neišgirsta, todėl kad jisai nesusidūrė, galbūt dar nedaėjo iki to lygmens, kur jau reikia tokių, sakai, nuskausminamųjų vaistų, nes skauda arba jaučia kažkokį diskomfortą ir nesusieja. Galvoja, kad čia dėl to, kad aš ilgai dirbau prie kompiuterio, man dabar skauda nugarą. Ir net nebando susijęti, kad tai yra liemenėlė. Mano viena pažįstama, pas ją G dydžio krūtinė yra, tai irgi nelieknutė moteris ir krūtinė atitinkamai didelė ir jinai tikrai pastebėjusi yra tą dalyką, nes jinai realiai praktiškai beveik nedėvi liemenėlės, sugebėjo savo garderobą adaptuoti taip, tiesiog palaidinę, aptemptesnę apsirengę po drabužiais, nes aš kada garsiai pasakau moterim su didesnėmis apimtimis, sakau, jūs nešiokit aptemptesnę maikutę ir jos įsivaizduoja, kad tai reiškia, kad tai jos pagrindinis išorinis rūbas, sako, palauk, tai aš noriu paslėpti savo kūną, o ne jį dar labiau išryškinti su visom rinkėm, visais posūkiais. Taip, aš sakau, palauk, tai tu apsirenk tą palaidinę, kuri aptempta yra po drabužiais, o ant viršaus tada gali užsidėti kažką laisvesnio. Tai vat grįžtant prie tos bičiulės, tai jis sakė, kad dabar jau keli metai kaip nedėvi liemenėlės ir iki tol jai labai skaudėdavo pečius. Pečiai, viršutinė nugaros dalis, ji dažnai jausdavo diskomfortą, bet dar iki to lygio, kur su juo galima susidraugauti. Ir dabar, kai nebedėvi, sako, man nebebūna niekada, sako, kad pečiai, nugaros viršutinė dalis beskaudėtų. Ar tau irgi yra taip klientė? Nes tai yra, žinai, žmogaus kūnas yra labai labai protingas darinys. Ta prasme, labai jisai
kada mes jam leidžiam, jisai moka savo paspausti mygtuką, einu atostogų, nes už mane vis tiek kažkas kažką padarė, žinai, o kai mes jam neduodam tų atostogų ir duodam, sakom, ne, tavo funkcija yra dirbėti, tai yra lygiai tas pats su krūtinės raumenim. Kad ir kokią to dydžio beturėtum krūtinę, dažniausiai tai yra moterim, gali būti jos lieknutės, pavyzdžiui, ten tikrai rūbai, ten S dydžio, kauliukai ir skūra, bet, pavyzdžiui, krūtinė yra didelė. Tai tiesiog yra tokia genetika ir tu nieko nepadarysi. Tai vėlgi, jam dar yra sudėtingiau, ar ne, bet vėlgi, mes turim krūtinės raumenis ir čia yra ne vienas raumuo. Ir tai yra fiziologiškai tai padaryta, kad pats kūnas ir patys raumenys jie turi treniruotis, ar ne, ir prilaikant krūtinę. Ir pavyzdžiui, tikrai, mes neturime, aišku, galbūt tai gali būti ten, nežinau, genetiškai, kad mes ten būtumėm kaip su sudėtom krūtim, čia, žinai, aukštai ir visos tokios gražios. Bet ta natūrali krūtinė, kada jinai turi tuos ištreniruotus raumenys išlavintus, kuriems mes duodam dirbti, tai jinai automatiškai ir pakyla, ta prasme, nes raumenys pradeda dirbti ir jie tada, pagauna tą, kaip pasakyti, proporciją, ar ne, sunkumo, svorio krūties ir raumens to darbo, kad ta krūtinė prilaikytų, kad jin ten tikrai, žinai, nežinau, tiesiog taip kaip pagal fiziologiją, moters genetiką, kaip ta krūtinė tenai turėtų būti, nes vėlgi tai yra svoris. Tai yra svoris ir mes turim suvokti, kad kūnas jisai irgi balansuoja, ar ne, mes turim balansuoti, kiek į priekį ar ne yra, kiek atgal, nes jeigu mes uždedam liemenėlę, kur ta liemenėlė prilaiko, o jeigu dar uždedam tokią, kur jinai iš viso dar ir pakelia, formuoja ir mes nuolatos ten nešiom, niekas nesako, žinai, kad ten per šventės, ten dar kažkur kažkokie ten vakarą išeini, ten nusidedi, bet jeigu tu kasdien dedi tas liemenėlės ir formuojančias ir užkeliančias ir dar, sakykime, su pušapais, kuris spaudžia audinius į vidų, žinai, tai tada apskritai kūnas sako, ką čia daryti, mes nebesuprantam, ką čia daryti dabar, varom atostogų, žinai, kaip vaikas, nežinau, ką daryti, tai eisiu, žinai, ten kažko kitą veiksiu. Ir tada reiškia, kad mūsų krūtinės raumenys nedirba. Šitie raumenys mums nedirba ir ta krūtinė, tiesiog tokia gaunasi kaip, maišiukas kabantis ant odos. Ta prasme, ir kai mes nuimam, ar ne, ir atrodo Jėzau. Nes vat vėlgi, aš kaip tau minėjau, kad aš iki 35 metų dirbau ofisinį darbą, kur tikrai reikėjo ir gražiai atrodyti ir viską, ir kostiumėlį, ir tos liemenėlės, ir aš niekada nebuvau ten mažo dydžio krūtinės, bet kai aš pradėjau užsiimti masažo veiklą ir kada man pačiai masažuojant, aš pradėjau ieškoti sportinio tipo liemenėlių, ar ne, kad man nes atliekant judesius vis tiek yra ir trintis, ir sunkumas, ir nepatogumas, ir vėlgi tas pats stuburas, ar ne, kad jisai būtų sveikesnis, pradėjau ieškoti liemenėlių, namie pareinu, aš irgi, kaip tu minėjai, aš užsidedu aptemptesnę maikutę ir tiesiog, ta prasme, žinok, mano krūtinė, jinai tikrai pradėjo laikyti formą, nors esu po 3 vaikelio, bet, ta prasme, aš jaučiuosi graži su savo šita CD dydžio krūtinė ir man nesinori, aš turiu ir paauglį sūnų, ar ne, ir aš drąsiai jaučiuosi su aptemptesnė maikute, kai namie, pavyzdžiui, vaikštų, ar ne, netgi suknelę vasarinę aš užsidedu be liemenėlės, nes man tai turėjo, aišku, laiko praeiti, vis tiek krūtinės raumenys turėjau masažuoti ir juos lavinti, nes nuo kompiuterio darbo man tiesiog jie buvo sutrumpėję, pečiai buvo paėję į priekį ir aš buvau, žinai, tokia klaustuko formos. Tai vėlgi, tai kada tu... Taip, ir žinai, ir kai sakai, ta prasme, sako, nugaros skausmas yra, ir kaip, žinai, yra pagrindinis pratimas, kad mums yra menčių atvedimas labai labai didelis, kad, ta prasme, ten, žinai, stuburas jisai atlaisvėtų, bet kad tu negali atvesti, nes tavo krūtinės raumenys yra sutrumpėję, nes jie nedirba už juos, dirba darbą liemenėlė ir mūsų kompiuteris, kuris sutrumpina. Ir kada mes atpalaiduojam krūtinės raumenys, kada mes juos ištreniruojam, kada prailginam, ar ne, tai vėlgi dar, jeigu Edita galiu pasiūlyti moterims, aš pati dariausi tam iššūkį, tai čia labai tinkantis yra iššūkis prie tavo nedėvėt liemenėlės tą mėnesį, kada mes tiesiog žiūrim televizorių atsigulę, ar tiesiog nueinam vakare miegot, galima ir ryte atsibudus, ar ne, pakol prasibudini, išsimasažuoti savo krūtinkaulį. Nuo saulės rezginio iki čia duobutės, jungo įlanka jinai vadinasi, ar ne,
Ir va šitą tiesiog sukamaisiais judesiukais, su pirštukais mes po vieną tą kauliuką einam į viršų. Iš pat pradžių, pirmą kartą, be jokio aliejaus, jeigu jaučiat, kad norit slydimo, galit kokoso aliejaus biškį tarp pirštukų paimti, ar ten, nežinau, kokio kito aliejaus turi, bet labai nedaug. Ir praeiti iš apačios į viršų. Ir va taip stengiantis kiekvieną tą kauliuką pajusti. Pirmą kartą gali skaudėti. Ir va, kada pas mane moteris ateina ir jaučiu tą užspaudimą po krūtim, aš visada netgi, žinai, net ir va, po krūtinę išmasažuoju, žinai, praeinu, nes čia būna labai tokie, labai sustandėjimai. Ir tiesiog ir tu matai, kad tam žmogui, tai moteriai yra labai labai sunku. Netgi būna deformuoti šonkauliai. Pavyzdžiui, čia eina šonkaulis, liemenėlė ir tada šonkauliai vėl į viršų nueina ir tada vėl jie užsiriečia, žinai. Ta prasme, net kaulas pats deformuojasi. Tai aš joms visada sakau, po krūtim išsimasažuokit, va tais irgi sukamaisiais judesiukais praeikit ir per krūtinką. Ar jinai gali štai judesi daryti? Geriau išorė būtų, nes kadangi limfotaka mūsų yra, limfa teka į pažastį, ar ne, tai geriau yra, galima ir tokiais, va, kaip ir tu rodai, ar ne, bet yra geriau vis tiek, kad mes jį, žinai, prasuktumėm ratukais. Tai žodžiu, eina link pažasties. Taip. Ir va, kai jinai guli ant nugaros, jin pati gali puikiai jausti, kas pas ją yra po krūtimi. Ar yra po krūtime kažkoks tai darinys, kažkokie tai, žinai, susikaupę, ar nieko nėra. Gali ir nieko nebūti, tai valio, mes labai džiaugiamės, žinai, bet dažniausiai vis tiek būna. Tai va, grįžtam prie to, kad išsimasažuojam ir kiekvieną dieną mes turėtumėm, kad ir vieną kartą praeiti, tai užtrunka 10 sekundžių. Bet tada mes suaktyvinam visą limfos tekėjimą ir tada tuos darinukus mes biškį ten pramasažuojam, kad pasišalintų nereikalingi visokie, kas yra susikaupę iš mūsų kūno. Ir tada vėlgi ta krūtinė, žinai, jinai atsidaro. Ta prasme, nes kaip mes sportuojam, žinai, yra va taip pat sako, ateina žmonės, sako, aš sportuoju, žinai, aš einu į pilatesą, bet va man vis tiek kažkas tai. Sakau, tai bet reikia ir to prisilietimo prie kūno, žinai, to rankų, nes visi sportininkai turi savo masažuotus, ne veltui, bet jie taigi labai sportuoja, bet jiem neužtenka, žinai, ir limfą pravaryti, ir raumenį, tai suaktyvinti, tai nuramint, žinai, jeigu ten yra, tai va, tai tą savo padėti, visų pirma prasimasažuoti. Ir dažniausiai čia būna, va, kur krūtinė susieina, žinai, būna netgi gumbai tokie, aš taip liaudiškai sakysiu, gumbai, guzulai ant to krūtinkaulio ir nuo to eina nugaros skausmas. Ir vėlgi, va, tada, kai tą pasidarom ir kiekvieną dieną mes atvedam petukus, stengiamės, va, atsistojame į vandens, atsistojame į tualetą ir atvedam petukus atgal, kad mūsų šitie raumenys jie irgi treniruotųsi, mankštintųsi ir tada pamatysit, kaip ir mūsų nugara tiesėja, mūsų laikysena tiesėja, mūsų pečiai nusileidžia. Nes dažniausiai yra, ką vat irgi pastebiu, ar ne, ateina su nugaros sprandos skausmais bet kas yra, pas mus jau gaunasi patologiškai nuo streso, įtampos, ar ne, kažkoks klausimas yra ir žiūrėk, iš karto petukai pakyla, iš karto mes čia taipinam su pelytė, žinai, kompas, telefonas, vairuojam, dar kažką ar mums pakyla ir tada vėlgi gaunasi toks, tada, žinai, taip pat ir pati gali pasikelti, žinai, pasikeli petukus, ir matai, krūtinės padėtis jau netokia ir tada ten viskas įsitempia. Ir kūnas tada po kiek laiko sako, aš taip nebenoriu, man jau skauda, man nepatogu, nuimkit tą liemenėlį. Ir ten pasikasykit po liemenėlį. Vat sakau, man tai dažnai, ir aš va vėlgi, vat, kai mes planavom su tavim šitą video, aš taip kažkaip klienčių, žinai, sakau, sakau, čia Edita, žinai, darysim įrašą, mėnuo be liemenėlių, žinai, sakau, Liepa tobulas mėnuo yra be liemenėlius. Ir jos taip į mane, tai kaip be liemenėlius, tai kaip be liemenėlės, o sakau, va taip, sakau, kai tu vakare pareini ir nusiemi liemenėlės, sakau, nesinori tau ten pasikasyti po krūtimis. Sako, žinok, labai stoviu, sako, 5 minutės aš ten, žinai, būna toks skanus kasimas, žinai, nes atsipalaiduoja ir tada ten, žinai, nori ten, tiesiog išsikasyti, žinai, kaip uodo kokio įkandimo, bet tai yra, realu ir, žinai, galvoju, tikrai reikia apie tai kalbėti, kad moteris negalvotų, kad čia visos yra tobulos, visos gražiom krūtinėm, niekas neužsispaudžia ir čia tik man vienai niešti po tą krūtinį, ypatingai kai yra vasara, karšta ir kai biški suprakaituoja, žinai, ir mažesnių apimčių ta liemenėlė būna, ten labai tada niešti. Daug čia tau prišnekėjau, tai va, šitą būtinai.
Neringa, aš noriu paklausti iš tokios irgi praktinės pusės, kaip didesnės krūtinės savininkės. Aš iš kai kurių girdžiu, kuriuom, pavyzdžiui, kurių didesni dydžiai ir parekomenduoju, sakau, apsirenkite tokią aptimtesnę palaidinę, kaip mano, ar kažkas tai tokio, po pagrindinę palaidinę. Ir sakau, jums tiesiog padės suvaldyti, jeigu jį bus tokia, sakau, tampresnės medžiagos, labiau padės suvaldyti krūtinę. Tai man būna atgalinis ryšys, kad sako, tu neturi tokios didelės krūtinės, ten viskas prakaituoja, šunta po tom maikutėm, o vat su liemenėlė man labai patogu, nes, matyt, visą prakaitą sugeria liemenėlė. Tai galbūt tu galėtum irgi kažkokią atgalinį ryšį man duoti, nes kaip tik esu iš kitos vienos didžiakrūtės girdėjus, kad sako, man labai patogu, aš tą maikutę, sako, va, po krūtimi, sako, užsimetu, man tai, sako, viskas gerai, man, sako, su liemenėlė prakaituodavo. Nors tos, kurios dar net nepabandžiusios būti su marškinėliais, jų dažnai būna atgalinė reakcija. Aš negaliu be liemenėlės, man visur bėgs, prakaituos, kaip aš čia atrodysiu. Tai gal gali pakomentuoti. Jo, žinai, aišku, kiekvienas kūnas yra savitas, bet tas baubas, kuris mumise gyvena, tai išankstinė nuostata, kad man bus nepatogu, žinai, kad tokia iš karto, man bus nepatogu arba ten man prakaituos ir panašiai. Taip, pradžiai, kai mes nuimsim liemenėlę, tas prakaitavimas jis gali būti aktyvesnis, nes mes atlaisvinsim limfą. O limfa kas yra? Limfa tai yra skystis, va taip vizualiai, jeigu pasakyt, va kai mes prasidrėskėm pirštą ar kažkur, kraujas nebėga, bet toks baltas skystis išsiskiria. Kai dar nelabai stipriai, žinai, prasidrėski, kad moteris įsivaizduotų, kas yra ta limfa ir kur jinai yra. Jinai yra prie pat odos, žinai, ir limfos viena iš pagrindinių užduočių yra iš kūno pašalintus toksinus, padėti jos pasišalinti tom visom negerom medžiagom, nes ir limfos tėkmė yra lėtesnė negu kraujas. Kraujas greičiau jisai teka, limfa lėčiau teka. Tai kai jinai ir taip lėčiau teka, tai kai mes tą limfą užspaudžiam po krūtinę, tai realiai, kaip pasakyti, nei ta visa apykaita, jinai vyksta normaliai, ar ne, jinai sutrinka. Tai todėl vėlgi galime sakyti, kad nėra to natūralaus prakaitavimo, nes limfa irgi vienas iš tų yra įrankių prakaitavimo, ar ne, skysčių išvarimas, ar ne, tai yra. Ir kada mes atveriam tą limfą, nuimam tuos lankelius, tą užspaudimą, tai automatiškai jinai pradeda greičiau tekėti, supranti? Ir tada tas prakaitavimas, aišku, jisai gali būti toks aktyvesnis, sakykime, ir panašiai pradžiai, bet vėlgi tavo moteris gali pasirinkti, kokio tipo palaidinės, pavyzdžiui, nešioti. Vienom žinau, kad tinka labiau, kur nebūtų vien tik 100% medvilnė, kaip yra ir, pavyzdžiui, apatinės kelnaitės, ar ne? Aš asmeniškai labai mėgstu vien tik tai medvilnę, kad man būtų 100% tiek kelnaičių, tiek liemenėlės. Pavyzdžiui, turiu tiek draugių, tiek klienčių, kurios negali pakęsti, man atrodo, ten, žinai, tiesiog, jom nepatinka. Tai gali ten atitikmenis kažkokius kitokius žiūrėti, arba vėlgi pasižiūrėti, kas labiau sugeria tą prakaitavimą, ne, ir vėlgi viskam reikia laiko. Tai kai mes pradedam sportuoti, mes iškart nepadarysim ten, nežinau, 100 prisitraukimų, čia gal nusišneku biški 10, 5 ar bent jau 3, žinai, bet ta prasme viskam reikia laiko ir mes turim tą kūną jį pripratinti ir tada tas prakaitavimas gali mažėti. Ta prasme, jisai net realiai ir mažės, nes tada, kada atsiras natūrali ta tėkmė, tai jisai ir pasiskirstys ir nebus taip, kad čia, žinai, šlangoj, žarnoj vandens, kai atsiranda skylutė, tai ką per ją irgi per spaudimą bėga, žinai, o tada, kai, pavyzdžiui, daug tų skylučių būna, tai tada pasiskirsto tas vanduo ir gaunasi tas toks natūralus, toks lengvesnis jau tekėjimas, žinai, o ne po dideliu spaudimu tokiu. Į vėlgi tokį vizualą aš labiau noriu vėlgi įvesti, nes kai sunku yra taip pačiai vizualiai matyti, kas vyksta su to mūsų kūnu, tai tada, žinai, ir tai priimi, kas čia tokio. Tai vėlgi, žinai, kaip sakau, visą laiką kalbam apie diafragmą, žinai, ir aš net pati tik galvoju, o kaip realiai ta diafragma atrodo, nes vėlgi diafragmą užspaudžiam, ar ne, kad mūsų smegenys geriau veiktų ir mes kokybiškai galėtumėm atlikti savo darbus, ypatingai jeigu mes dirbam su kompiuteriu ar kažkokiu, tai nežinau, kas mokytojai netgi, ar ne, kur mes turim galvoti ir visą dieną,
kai mes užspaudžiam diafragmą, mūsų kvėpavimas, mes įkvėpiam mažiau, plaučių tūris yra mažesnis, deguonėm smegenys aprūpinami mažiau yra ir tada yra nuovargis, yra greitesnis ir mes pavargstam. Tai vėlgi galvoju, kas ta diafragma, žinai, yra, reikia pasižiūrėti tą 3D efektą. Ir tu, kai tada pamatai, kaip ten tavo kūne viskas atrodo, ir tada galvoju, tai aš užspaudžiu ją, ta prasme, ir jinai negali funkcionuoti taip, kaip yra sukurta, ir tada aš darau kažkokį trikdį, tai logiška, kad su mažais batais tu nevaikščius, arba jeigu spaudžia, pavyzdžiui, ten, nežinau, prie raištuko kažkokia guma, tugi nori tą batą nusiimti, nes tau yra nepatogu. Užsidėkim gumytę, užsidėkim elementariai gumytę. Užsidėkim, kad ir nelabai stipriai apveržinčią, užsidėkim ant rankos ir pavaikščiokim visą dieną. Taip, kad jaustumėm, kad jinai yra ant rankos, ar ne? Ir tada mes, taip, tai ir vakare nuimkim. Ir tada, žinai, man tai nepatinka, kad aš matau tokį vaizdą. O tai po krūtinę, kas darosi, kai nematai, kai pripranti, atrodo, tai yra norma, ar ne? Atrodo, tai yra norma, nes, visi nešioja liemenėlės, aš irgi turiu nešioti. Bet pas kurias didesnė masė, tai labai daug slėgio tenka ant būtent petnešėlių, nes mano viena bičiulė, kuri dabar jau mano projekto pradžios atsisakė liemenėlės ir jos didesnė krūtinė, tai jinai taip iš karto pabandė, viskas metu ir nebenešioju tą artimiausią mėnesį projekto metu. Tai jautė diskomfortą virš krūtų, kol įvyko adaptacija, tokį kaip net tempimą pirmąją gal savaitę, o gal net iki 1,5 savaitės. Paskui to dalyko nebebuvo, taipgi ta adaptacija jinai gali būti neįprasta mūsų kūnui. Bet ką jinai pastebėjo, dabar neseniai komentavo, sako, kad tos vietos, kur būdavo petnešėlės, pas ją, jinai paskui tada tik tai atkreipė dėmesį, kad sako, eina oda tiesiai, tada įdubimas ir tada vėl eina tiesiai. Tai sako, dabar tik tai, sako, baigia tie mano įdubimai išsivaikščioti savaime, aš be kažkokių papildomų masažų, aišku, galim padėti savo arba nueidamas pas masažuotoją, kad šitas vietas išmasažuotų, bet netgi jeigu nieko nedarant, net ir po kelių metų kūne vis dar yra ta žymė, kad čia įsitikinimas. Taip, yra ta žymė ir jinai tikrai taip ir jinai gali likti, vien priklauso nuo to vėlgi, ar ne, kokio dydžio yra krūtinė ir kokią mes liemenėlę nešiodavom. Bet vėlgi, tą jausmą mes galim jausti ir tikrai sunkumas jausis ir nepatogumas jausis, jeigu mes atsisakysim liemenėlės, ar ne? Gal nereiktų drastiškai, ypatingai didesnio dydžio moterims. Gal nereiktų drastiškai iš karto ten, žinai, nusiemu liemenėlę ir tik ten su vyru maikute, medvilninė vaikšto, žinai, po namus ir aišku, kad man bus nepatogu. Tai kaip ir tu pati, Edita, sakei, priglaudžiančią maikutę nusiperkam, ar ne? Tikrai jos nekainuoja ten didelių pinigų, aš vėlgi, žinai, kažkaip taip suvedu, tikrai yra gerų, ne kosminių kainų parduotuvių, kur gali nusipirkti tą maikutę, už tikrai kiekviena galim nusipirkti ją, bet ir vėlgi, tu turi pajausti, kokios tu nori, ar ne? Ar tu labiau aptempesnės nori, ar tokios biški laisvesnės ir palaipsniui tą visą daryti. O dėl to, kad jautė skausmą šitose dalyse, tai, kaip minėjau, čia yra krūtinės raumenys, yra didysis krūtinės raumuo, mažasis krūtinės raumuo ir dar ten tų visokių raumenų. Pagal tą visą raumenų atlasą, tai ten dedasi, sluoksniuojasi labai, ten toks visas sluoksniukas darosi tų raumenukų. Tai žinoma, jie gauna darbą, jie gauna krūvio ir kaip po ilgos pertraukos nebuvimo, sakykime, kažkokiai grupiniai treniruotėjai, tam pačiam pilatėse, kokiam power pilatėse, pavyzdžiui, nueik po vasaros, tai tu taip pareisi, taip sakysi, Jėzus Marija, kodėl aš taip nuo dūšios dirbau, žinai, gal galėjau biškis tave pasaugot, nes dabar skauda, jaučiu visus raumenukus, nes mes raumenys įdarbinam. Ir kada krūtinė yra be liemenėlės, raumenys sako,
mums jau reikia dirbti. Ir vėlgi moterims noriu ką patarti, kad tą sąmoningumą įjungtų dėl nugaros laikysenos. Kada mes nuimam liemenėlę, uždedam ar maikutę, ar sportinę liemenėlę uždedam, ar kito tipo liemenėlę, kuris, sakykime, nėra tokia agresyvi, aš tas paprastas mūsų liemenėlės agresyviom vadinu, ar ne? Tai vėlgi pradėkit irgi sąmoningai jungit stebėti savo nugaros padėtį ir mūsų pečių padėtį, ar ne? Ir niekas ten, žinai, nesako, kad ten vaikšto tokie, žinai, rėmai išmetus, bet atveskim pečius ir juos nuleiskim, nes tada vėlgi ta padėtis tokia taisyklinga tada kūno gaunasi, ar ne? Ir tada mes po truputį matysim, aišku, ten vėl tada, žinai, sėdi ir vėl, žinai, susikūprini, bet jeigu esam su kolegom kažkur darbe, jeigu dirbam, ar netgi su šeimos nariais, netgi mes, aš atsimenu, žaisdavom tokį žaidimą, kad jeigu susikūprini, meti taupyklę 50 centų, o tada jau mes einam kažkur, žinai, pietauti ir panašiai, ta prasme, nugaros sėdėjimo pozicija. Vėlgi, jeigu skauda nugarą, galim pereiti, nežinau, ta prasme, surasti poziciją, kaip man yra patogiau sėdėti, jeigu tai, pavyzdžiui, dirba žmogus prie kompiuterio, moteris, ar ne, kamuolys yra kaip alternatyva, arba ten, sakykime, nežinau, bet būtinai turi būti, kada mes nuėmam liemenėlę, turi įsijungti ir sąmoningumas dėl pečių ir nugaros laikysenos. Dėl ko mums skauda nugarą? Dėl pilvo raumenų, pilvo preso raumenų ir nugaros raumenų nebuvimo, neištreniravimo. Aš pati tą irgi esu praėjusi, kai aš dirbau ofisinį darbą, grįžau ten po nėštumo, po gimdymo ir sakau, man skauda nugarą, nes tiesiog, žinok, tikrai per tą liemenėlių susėgimą aš jaučiu, kad aš dustu, ta prasme, tiek yra skausmas, kad aš nežinau, ką daryti, tada ten, sakau, atitinkamiems skyriams, man reikia čia geros kėdės, mano kėdė yra bloga, aš tiek daug dirbu prie kompo, žinai, ir ta prasme, man čia sudarykit sąlygas darbo aplinkos. Okei, nupirko man tą kėdę, atvežė, žinai, gerą tą kėdę, dar pati išsirinkau, ir suprantu, kad čia ne kėdėjai problema. Ta prasme, ne kėdėjai problema yra, kad tai yra mano pozicija pečių juostos, aišku, tos liemenėlės atitinkamai, tada pas mane buvo tos su lankeliais ir prilaikančios, nes aš su marškinukais turiu gražiai atrodyti. Ir aš kai nuėjau į vieną treniruotę ir man tiesiog elementariai, žinai, trenerė sako, nuostabi trenerė Ramunė, sako, tai neringa, tau sako, žiūrėk, sako, turi būti pilvo ir nugaros raumenys, bent jau jie nesuglebę. Ir kai tiesiog pradėjau daryti pilvo ir nugaros raumenims pratimus, elementarius, ten tiesiog pradėjau mankštintis ir man dingo tie skausmai. Tai vėlgi parodo, kada mes sėdim susikūprinę, žinai, susikūprinę ir ta nugara tada skauda, dar čia tempia tą liemenėlę, o vėlgi, jeigu didesnis dydis, netinkamai mes, kai nusiperkam, tai tada gale pasikelia. Ta prasme, ir čia, žinai, rinkės gaunasi, užsideda, tada gale vėlgi ten tas susėgimas pasikelia, čia viskas nusvyra į apačią ir suprant, ir gaunasi toks kaip užburtas ratas. Ir tada mums nugaras skauda ir mes atsikeliam, žinai, visos va tokios, Jėzus Marija, man skauda, žinai, ir ką daryti, ir man nugaras skauda, o tai tiesiog yra. Ištieskim pečius, nuimkim veržinčią liemenėlę, nes, nebent, sakau, tie lankeliai yra mums nedraugas. Jų reikia atsisakyti. Ir aš pati iš savo patirties galiu pasakyti, kuo toliau, to mano krūtinė tikrai gražiau atrodo vizualiai su maikute, nes vis taip, žinai, praeidama pro veidrodį pasižiūriu, tikrai gražiau, tikrai, ir tikrai aš dabar nejaučiu poreikio, aš tik į darbą užsidedu atitinkamą irgi liemenėlę, šiuo metu, pavyzdžiui, pas mane yra su dvigubom petnešėlėm, ar ne, tokio tipo specialės aš perku, ar ne, kad būtų pasiskirstytų vėlgi svoris, nes, aš negaliu su kitokio, su sportinė irgi keičiu, bet pas mane, yra, kad matytųsi, yra dvi petnešėlės, čia yra viena liemenėlė, bet su dviem petnešėlėm, kad tiesiog vėlgi nebūtų ant vieno to, žinai, kad nebūtų to dryžio, kad nebūtų sudėtinga. Taip, kad tų alternatyvų yra ir jos nėra tikrai brangios, čia tikrai ne 40 eurų ir net ne 30 ta liemenėlė kainavo. Tai va, bet tiesiog pečių juostą irgi mes laikom ir nuleidžiam pečius. Ir kai jau pakeliam pečius, metam 5 centų į taupyklį ir paskui eisim gerti arbatos skanios. Arba kakavos pirksim geros.
Aš džiaugiuosi, kad su laiku daugėja tų liemenėlių alternatyvų ir moteris pati pasirenka, ar būti visai be liemenėlės, gyventi be jos, ar karts nuo karto užsidėti liemenėlę, kitos dedasi į darbą, arba kada eina į viešumą, namie būna be liemenėlės, bet jeigu kad ir ta liemenėlė, kurią jį dedasi eidama į kažkokias viešasias erdves, jeigu jį bus sveikesnė versija, galbūt kaip maikutė prigludusi, arba su keliom petnešėlėm, arba tiesiog su storom petnešėlėm, galbūt jūs pasisiūsite, ar pagal užsakymą jums pasiūs pagal jūsų kūną, niekur neveržiančią, tai bus daug geresnė versija, negu nešioti versijas su vielomis, pakietinimais, deformuojančią, aš vadinu jau nebeformuojančią, o deformuojančią krūtinę liemenėlę, nes tai yra realu. Ir jeigu šiek tiek skirsime dėmesio, kad ir ten laikysenai, prasimankštinimui, prasijudinimui, sportui, mes galime šitą zoną visą labai gražiai pagražinti, o kur dar savimasažas, tai primenu Neringos receptus, kad pamasažuoti krūtinkaulio zoną, po krūtimis pamasažuoti iš centro link pažasties. Ir linkiu jums gražių krūtinių, tikiuosi mūsų pokalbis jūs dar labiau įkvėpė ir dar aiškumo daugiau įnešė, tai kaipgi ta liemenėlė pasireiškia, ta jos žala, kad jūs galite net apčiuopti, išmasažuoti savo tas vietas, kadangi šį įrašą įkelsiu ir į savo YouTube kanalą Edita Senkų gydomoji tau meilė, tai kviečiu sekti, prenumeruoti šį kanalą, nes stengiuosi įdomius pokalbius įkelti. Na ir be abejo, kad jeigu kas dar nesate prisijungę, būtinai būkite grupėje 30 dienų be liemenėlės, kur mūsų beveik 10 000 moterų yra susibūrusių, kurias vienyje tas dalykas, kad mes didžiąją laiko dalį arba stengiasi kažkas tiesiog dažniau nedėvėti liemenėlės ir moterų vienos kitų palaikymas, jisai labai padeda tame adaptacinėme laikotarpyje, kada moteriai yra nedrąsu atsisakyti liemenėlės, bet man labai faina, kad Neringa pasidalino, kad štai jos ir didesnis krūtinės dydis ir jie geba rasti variantų, taigi tikrai moteris ir su didesnėmis viso kūno apimtimis gali dailiai adaptuotis ir nesijausti nepatogiai viešosiuose erdvėse be liemenėlės. Ačiū labai. Netgi dar kažką pabaigai. Taip, pabaigai, čia man vyras mano liepia taip dar pasakyti, nes aš jam sakiau, žinai, kad eisiu įrašą ir jisai sako, pasakyk, kad tai vyrams yra moteris be liemenėlės, tai sako, tai yra grožis akims ir kad tikrai mes vyrai būsim daug laimingesni, jeigu jūs būsit laisvesnės. Ir dar kitas klientas yra man sakęs, kad sako, pavažiuosiu atostogų į Prancūziją, sako, va ten tai gerai, sako, va ten tai prancūzės yra laisvos, sako, be suvaržymų, be liemenėlių, žinai, sako, jos tokios savim pasitikinčios. Ir aš ką tu dabar, žinai, sakei, kad pas mus yra daug to suvaržymo tokio ir mažai pasitikėjimo savim. Ir man atrodo, vienas iš tų irgi bus momentų atsisakyti liemenėlės ir sudalyvauti savo projekte 30 dienų be liemenėlės, tai bus vienas žingsnis didžiulis į didesnį pasitikėjimą savimi, ko mūsų lietuviams moteriams labai trūksta, man atrodo. Dar trūksta. Tai va. Kviečiu irgi visas, nes ir pati dalyvausiu, nes ir pati tikrai būsiu be liemenėlės. Ačiū, Edita.